Black and white. Taip pat reikalavome atmesti darbo valandų normos didinimą ir mažinti darbo savaitę iki 30 valandų. Iš esmės jau daugiau negu 100 metų mes dirbam per savaitę po 40 valandų. Kas iš esmės nesikeičia, tas darbo laikas netrumpėjo 100 metų, o dabar jis dar prailgėja, nes pagal naują darbo kodeksą darbo savaitė yra 48 valandos, o po to tai yra darbdavio darbuotojo susitarimas. Ką tai reiškia? Kad iš esmės, jeigu nepritarsite darbdaviui, kuris tave gali atleisti, jis gali tave priversti dirbti ir 60 ir 70 valandų. Taip pat reikalaujam didinti socialinės teisės ir garantijas visiems, nes jeigu kalbama yra apie kažkokį tai santykių lankstumą, tai aš kaip darbuotojas norėčiau žinoti, kad mane lankščiai atleidus iš darbo aš galėsiu išgyventi, turėsiu sveikatos apsaugą, teisę į nemokamą mokslą, būstą, maistą. Ir paskutiniai du reikalavimai, tai pirmas yra įsteigti visuotinį streiko fondą, kadangi streikų teisės bus itin ribojamos naujų darbo kodeksų. Pavyzdžiui, dabar bus galima atleisti darbuotoją iš darbo už tai, kad jisai streikuoja, atleisti streikuojantį, nepriimti jo į darbo vietą ir kitaip riboti streiko laisvę. Tai baigti riboti streikų laisvę ir įsteigti visuotinį streiko fondą. Ir paskutinis reikalavimas tai panaikinti bet kokius apribojimus susirinkimų laisvei. Nes mums jau čia, kad reikia eiti pas kažkokį tai klerką, kuris turi savo nuomonę po to, kai 25 metus vystė stambų į verslą. Ir prašyti jo, kad galėtumėm taikiai susirinkti savo nuomonės išreikšti. Tai va. Daugėja savižudybių, kodėl daugėja smurto aktų kaimuose, kas yra opi problema Lietuvoje. Ir būtent atliekančios tyrimus pasimatė labai aiškus sąryšis su verslo interesais, kurie yra suinteresuoti įdarbinti mažiau žmonių, o uždirbti iš jų daugiau, ką naujas darbo kodeksas ir padarys. O kas lieka tuo metu su visais kitais gyventojais, kurie kiekvieną dieną gyvena nerimo būsenoje dėl savo ateities, nežino, ar jie, jeigu turi darbą, ar tas darbas išliks, ar jie galės aprūpinti savo šeimas, ar realiai neužkils dar kartą kalafioro kainos iki 30 eurų pavyzdžiui. Ir visas šis nerimo jausmas, kurį žmonės turi, visas šitas nesaugumas, jis tikrai neskatina bendradarbiavimo. Žmonės pradeda pykti vieni kitų, jie ieško ką kaltinti. O kadangi valdžia žmonių kaltinimus visiškai neatsižvelgia ir protestas, kuris įvyko riaušės Lietuvoje 2009 metais prie Seimo, buvo tiesiog brutalia policinė jėga sustabdyta su guminėm kulkom ir taip pat nukentėjusiais asmenim. Tai ar taip valdžia atsako į mūsų išsakymų savo nepasitenkinimo? Ir ar taip mes turime gyventi ir kiekvienas žmogus turi šiame pasaulyje, kuomet yra pasakojama, jo progresas vyksta ir rinka ir ekonomika kyla ir technologijos vystosi, bet skurdo vis didėja ir nerimo žmonėm nemažėja. Mus gąsdina karais, mus gąsdina visokiom grėsmėm, kurios galbūt yra realios, bet tuo pačiu mes matom, jog yra skatinamas susiskaldimas visuomeniai. Sukeliant išorinę grėsmę, visuomenė dalinasi į tam tikras viena kitai prieštaraujančias grupės. Ir tuo momentu valdžia paima ir kaip vakar staigiai ir nieko neatsiklausia, įveda įstatymus, kurie dar pablogins sąlygas tiem patiems žmonėm, kuriuos jie bando suskaldyti. Neseniai Kaune buvo paduota programa visuomeniniai kritikai, tai yra ugdyti jaunus mokslininkus, kurie užsiimtų valdžios sprendimų kritiką. Ir žinote, koks buvo atsakymas? Atsakymas buvo, kad tokių programų negalima steigti, nes jos neatstovauja verslo interesų, nes jos nėra susijusios su verslo nauda. Tai jeigu mūsų valdžia ir mūsų demokratija atstovauja verslą, tada aš galiu pasakyti, kad visi kiti sluoksniai, kurie yra žemiau valdžios, žemiau verslo ir žemiau biurokratijos, yra tiesiog vadybininkai, kurie valdo mus. Ir kas tada mes esame? Tada mes gaunamės tik tais raiteliai, kurie iš apačios, nenorėdami to, palaiko verslo interesus viršui. Tuomet aš norėčiau pasakyti, kad kiekvienas iš šiandien būnančių ir kiekvienas tai girdintis, tada mes būkime tais raiteliais, bet būkime tais raiteliais, kurie yra sugedę. Ir pasakykime jam, kad jeigu šitai nesikeis ir jeigu mes vis dar būsime tik tai maži varžtukai kažkokioj dideliai mašinoj, tada mes būsime tokie sugedę varžtukai, kad ta mašina nebeveiks iš viso.
norinčių pasisakyti prie mikrofono, tai aš pasakau, jog mes okupuojame šitą viešąją erdvę ir mes lauksime atsakymų iš valdžios, kurie turi atšaukti šitą naują darbo kodeksą. Okupacija prasideda, nes gyvenimas mums yra per brangus. Visi, kas liks šiandien, visi, kas neišeis, sėskitės prie palapinių, būriuokitės, dalinkitės kontaktais, dalinkitės telefonais, dalinkitės Facebookais, susipažinkite vieni su kitais, dėl to, kad mes kovos nebaigsim, jeigu negerės situacija. Taigi sėskitės šalia prie palapinių ir niekur nesitraukiam. Mūsų valia, naujas taika, ne mūsų valia, naujas taika, ne mūsų valia. Neškimės palapinės čia ir statomės. Norit, kad kauniečiai viską padarytų, nu nebūtų taip. Labas. Aš tai Lietuvą. Gerai, reikia linkti. Siūlom sėst ratu, nes paskui sunku kalbėti, kad būtų kuo arčiau, visi galėtume geriau girdėti vieni kitus. Yra vietų, sėdam. Susirinkę į improvizuotą tokią protesto akciją, tiksliau tai protesto susirinkimą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Man pavesta yra šičia dėja jūsų neatsiklausus šiek tiek pamoderuoti, tai visi tie, kurie norėsite pasisakyti, aš būsiu tam, kad jums būtų tai padaryti paprasčiau. Yra parengtas toks preliminarus planas, kaip jūs galėsite pasisakyti. Pirmiausiai, tai mums kyla klausimas dėl vertimo, jeigu yra žmonių, kurie nekalba lietuviškai. Do we have people who do not speak Lithuanian? Please join those who can translate for you everything what is said. Okay. So it's easier for you, and we will make sure that everything happens according to plan. Two of you? You will also translate it? No, she will translate it too. Okay, tai dabar antroji dalis, tai įžanga. Jeigu girdėjote, jau
prieš savaitę Kaune vyko akcija, protestivalis, kurios metu buvo žmonių susirinkimas organizuotas prie Kauno valstybinio muzikinio teatro, esančiame sodelyje. Susirinkimo metu buvo protestuojama prieš svarstomą darbo kodeksą ir pagrindinės problemas, kurios kylo iš naujo darbo kodekso priėmimo, kuris neva turėtų liberalizuoti darbuotojų ir darbdavių santykius. Ir šitas protestivalis, kuris jau savaitę vyko Kaune, yra rezultatas dar ankstesnių veiksmų Kaune. Kaune jau nuo gegužės 14 dienos, tai yra pilietinio pasipriešinimo dienos, kada buvo suorganizuota eisena Kauno miesto centre. Tęsiasi reguliariai akcijos, susirinkimai skirti ugdyti pilietinės visuomenės dėmesį į politikos sprendimus, kurie yra priiminėjami Lietuvos valdžios. Ir svarbiausi dalykai, tai iš kurio dabar pagrindinis klausimas, tai yra tas naujasis darbo kodeksas, kuris vakar buvo priimtas Seimo balsavimu. Kas yra asamblėja? Visi čia susirinkusieji, jūs esate asamblėja. Mes Kaune turėjom tokią praktiką, kad iš esmės visi susirinkę turi galimybę pasisakyti, tačiau yra keletas labai svarbių taisyklių. Pirmoji taisyklė. Šitas susirinkimas nėra politinis. Tai nėra jokios politinės partijos agitacija, todėl bet kokie pasisakymai raginantys tiesiog atsižvelgti į kažkokius politinius šūkius arba raginantys užimti kažkokią politinę konkrečią poziciją partinę yra nepageidaujami. Tai nuo bet kokios politinės konkrečios partinės savo ideologijos prašome šiek tiek atsiriboti ir to mes vengsime. Antras dalykas, tai mes netoleruosime absoliučiai jokios neapykantos, todėl kiekvienas, kuris čia yra, turi elgtis atitinkamai. Mes puikiai matome, kad teisėsaugos pareigūnai stebi šitą susirinkimą, esame ir dėkingi jiems už supratingumą ir tuo pačiu patys nenorime jokių provokacijų. Todėl būkite draugiški vieni su kitais, nekurstykit nesantaikos ir turėkite omenyje, kad visi, kurie turės pasisakymo teisę, turės tą teisę įgyvendinti remdamiesi bendromis taisyklėmis. Tai toliau, dabar pagrindinė mintis viso šitos asamblėjos, tai yra darbo kodeksas. Kaip žinote, vakar jisai buvo priimtas skubos tvarka. Tie, kurie nežinot, siūlau įsijungti internetą, pasinaudoti juo ir pažiūrėti tą įrašą, kaip tai vyko. Na, fantastika tiesiog, sci-fi. Toliau ir galiausiai visi pasisakymai, kurie bus susiję su darbo kodeksu, turėtų būti nukreipti į tai, ką mes darome toliau, kaip aktyvūs piliečiai, kaip aktyviai pasisakantis ir aktyviai savo pilietinę poziciją išsakantis žmonės, ką mes darome čia, kokių akcijos formų sieksime ateityje. Tai pagrindinės tokios bus temos ir aš padėsiu kaip moderatorius, kad tas susikalbėjimas būtų kuo aiškesnis. Biudžetiniam įstaigom, mokyklom, ligoninėm, aukštosiam mokyklom, kultūrai, policininkai, kariuomenė ir taip toliau. Visi bijo pasakyti, kad reikia iš kažkur tos pinigus paimti. Bet du skaičius dar pasakau. 12 milijardų yra visas darbo užmokesčio fondas buvo pernai. Kitas sakant, atlyginimai, to 1,21 milijono kartu su sodra. Iš jų 4,5 milijardų yra mokesčiai ir nepilni 8 buvo į rankas. Tam 1,2 milijardo žmonių. Bet čia dabar ką pasakysiu, o 13 milijardų yra kitas pajamas. 13 milijardų, reiškia daugiau net negu darbo užmokesčio fondas, yra gauta iš kapitalo, turto, nuomos, palūkanų ir visokių kitų dalykų ir jie sumokėjo 1 milijardą mokesčių. Ir iš turto ir kapitalo gauta virš 5,5 milijardų. Ir jie atiteko 10-dalį, iš 300 tūkstančių žmonių. Jiems visiškai neįdomu, kas čia darosi. Pas juos pajamos yra virš 25 tūkstančių eurų ant žmogus. Tai, kai tokie dalykai yra, biudžetinės įstaigas neturi pinigų, mokesčių turtingi nenori mokėti, kas turi turtą. Žemė, 1 milijonas hektarų kaime. Būtai, o aš Kaune sekmadienį nakvojau, man davė oficialiai įstaiga užrašyta Kauno apartamentai. Jokia čekio, jokia kasos orderė,
vos ne ranka rašytas nutukas, kad mokesčių inspekcija nežino. Masė tokių dalykų, bet nežinau, ar jūs sugebėsit ką nors padaryti dėl to socialinio draudimo, kur pensijas bazinės atseit perkels į biudžetą mokėti. Kokias pensijas mokės dabartiniams pensininkams, nieks nežinom. Ką jūs, jauni žmonės, iš viso, ar jūs galite tikėtis kokios nors pensijos, aš vis sunkiai įsivaizduoju. Ir visa šita bus nubalsuota arba ketvirtadienį, arba antradienį, arba kitą ketvirtadienį. Su nieko nesvarstant rimtai, su nieko neaptarant, su profsąjungams nieko nesutarėm. Antras klausimas. Su šito viso socialinio paketo. Jūs dabar užsifiksavote ant darbo kodeksą? Yra dar baisesnis dalykas socialinio draudimo sistemos reformos, kur visus paliekas užpyko, be jokių socialinių garantijų. Visi patarimai, kurie yra apie organizavimąsi darbo vietų ir taip toliau, kai bus naujas darbo kodeksas, šūdai jūs pasiorganizuosit, nes per 3 darbo dienas be jokios priežasties lengvai gali atleisti, paminėsit darbo kodeksą, paminėsit organizavimas ir taip toliau. Tai kalbant apie šiandien, aš norėčiau paklausti, kiek būtų pasiryžusių likti čia per naktį. Ne kažką. Jo, tai kalbant apie šią naktį, tai kas be ko, tikrai norėtųsi, kad kuo daugiau žmonių liktų ir iš Vilniaus, palaikytų čia mus. Tai yra, manau, vienas iš būtinų dalykų, kad mes dar vis dar tęstume šitą veiklą. O mano siūlymas į ateitį tai būtų, kaip ir vyksta tie Occupy judėjimai, kurie vyksta per visą pasaulį praktiškai. Tai būtų pradėti organizuotis mums tarpusavį Kaunas Vilnius ir daryti tai permanentinę okupaciją, jeigu darbo kodeksas nebus vetuojamas ir nebus atšauktas, ir daryti tokias rotacijas bent, nežinau, 15, 20, 30 žmonių bus galima nuspręsti, gal Facebook'e ar per kitokias priemonės tiesiog susižymėti, kurie žmonės galės likti vienom naktim, kurie galės likti kitom naktim, kad pastoviai būtų čia žmonių, pastoviai aišku, kas nors stebėtų valdžios atsiliepimus, kuriuos mes garsiai išreikštume, kritikuotume, keltume triukšmą ir atkreiptume dėmesį. Bet jeigu mes norim kažko pasiekti, jeigu nebus vetuojamas darbo kodeksas, tai aš manau, kad privalu bus okupuoti būtent šitą viešąją erdvę ir pradėti daryti rotacijas, kas galės likti, nes visi žmonės turi darbus. Aš galėčiau likti, tarkim, nuo kitos savaitės antradienio, kas nors galėtų iki antradienio būti, tai tiek, toks mano pasiūlymas būtų. Sandėlis ar tu? Ne, sandėlis. O tu dirbi? Ten mums davė 4 valandas ir 2 valandas viskas. Kreipti dėmesį į tai, kad palapinės vis dar yra ten, tai turėkit omenyje, kad jos ten. Aš nežinau, koks tada būtų vertinimas dėl palapinių. Prašom tada balsuot bent jau, tai matysime daugumą pritarančių šitai minčiai. Kas už tai, kad palapinės būtų arčiau patrauktos? Dabar pat? Gali dar kas nors padėti? Mes darom teisėtai, o ką mes darom neteisėtai, nes valdžia absoliučiai nepaiso absoliučiai jokių teisių. Vakar darbo kodeksas buvo priimtas nepasitarus su visuomenė. Daugybė įstatymų yra priimama nepasitarus su visuomenė. Tai norėjau užduoti tokį klausimą, pakalbėti, kai mes dar ten buvom, ar verta daryti šitą okupaciją, nes jeigu niekas nereaguoja ir mums leidžia taikiai reikšti nuomonę, bet niekas ją nekreipia dėmesio, tai ar verta, bet manau, kol kas galim paeksperimentuoti. Čia komentaras. Palaukit, mes turim tokį klausimą, mums atėjo turbūt iš apsaugos darbuotojas, ar galit grįžti tada? Trumpai. Gerai, kviečia policiją.
Policija griežia, nes mes nesilaikom atstumo, kuris pagal įstatymus yra. Tai mes, žodžiu, nesilaikom pakankamo atstumo iki savo valdžios. Mes labai atsiprašom. Tada dar trumpas komentaras ir replika, atsižvelgiant į tai, kokia yra situacija. Nepamirškite, kad kišenėse turite telefonus ir turite galimybę filmuoti. Nepamirškite šito, kad galite Facebook'e mūsų grupę, organizacinę grupę rasti Gyvenimas per Brasus pavadinimu. Na ir kad ir kas čia nutiktų, tiesiog naudokitės progą įsiamžinti su šiuolaikinėmis technologijomis. Savaitę prabuvom Kauno centre, mus ignoruoja ir yra pasakyta ignoruoti. Jūs galvojate, ar policija būtų leidusi čia iš vis atsisėsti. Ta prasme, yra specialiai daroma taip, kad praeitų bet kokie protestai tyliai. Todėl labai visus sveikinu, kad atėjom pagaliau iki šių laiptų ir tikiuosi nepabijosit ir išliksim čia, kai ateis policija ir laikysime stipriai, nes pagaliau gal galim susilaukti bent kiek dėmesio. Tada padės policija, jeigu tu ko išsigandai. Visada padės policija, jeigu tu ko išsigandai. Visada padės policija. Šitą, dar turiu vieną pasiūlymą. Gal norim nusifilmuoti ir išreikšti palaikymą Bosnijai. Ne mūsų valia, naujas DK, 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 ne mūsų valia. Kas čia atsakingas, nepasakysit? Įstatymus mes žinom, aš tada jūs informuoju. Seimas pažeidžia žmonių teisės priiminėdamas tokius darbo kodeksus, tai jie pažeidžia įstatymus, ne mes. Profsąjungų teisė dėrėtis. Ne, supratau. Jūs supratote, ne? Ką aš jums pasakiau? Mes niekur nesitrauksim. Kol kas apie tai net nieko nesakiau. Tiesiog aš jūs informavau, nes taip yra. Mes puikiai suprantam savo atsakomybę. Malonu, kad išgirdot. Policija pas mus yra depolitizuota ir aš neturiu teisės savo nuomonės. O jeigu, tarkim, mums duosit baudas, tai vis dar būsit depolitizuoti, nes čia politinis veiksmas. Ne, jums baudas duos ne už tai, kad jūs ar aš kažką pasakysiu, ar palaikysiu kažką. Gausit baudą už tai, kad aš sakiau, jūs darot administracinį pažeidimą, yra susirinkimų įstatymų pažeidimas. Tik tiek. Nesvarbu, kas už ką ir dėl ko. Čia antra, jau kitas dalykas ir ne prie ko. Mes tikrai nesusiję su ne viena partija ir nebusgi parašyta, kad todėl, kad kažkas liepia. Tiesiog taip yra, čia toks įstatymas yra. Taip, aš sakau, čia kitas dalykas, aš dėl to nediskutuoju. Aš savo nuomonę ir dar kartą. Policija yra depolitizuota. Tai bet labai baisus darbas, kai negri net nuomonės pasakykit ant žmogų. Nu, pats pasirinkau, normalus darbas. Pažiūrėkite į šachtininką, ne? O ką, šachtininkai streikuoja smarkiai? Ne, sako baisus darbas. Ar mano baisus darbas? Kaip sako? Ar jums streikuoti galima? Ne. Ne? Visai? Kokias būtų, jeigu streikuotumėt? Aš manau, policuotus. Kas policuotus? Jeigu policija streikuoja. Darytumėt patys riautės, kas ateitų jūsų radės? Jeigu jūs darytumėt riautės, kas ateitų jūsų radės? Policija? Atsiprašau. Kam tu the dark side? Man teko daugiau bilietis armijai ir užsiema visokiais darbais ir gyvybės vaidžių. Išsiaiškina, žmogus, kad sumokėta mokesčių beveik milijoną.